Praėjusią savaitę tarpusavėje susikovė NKL lyderiai Marijampolės Sūduva Mandinga ir Šakių Vytis, o svečiuose laimėjęs Šakių klubas pasiekė 14 pergalę eilės. Vytis pergalių ir pralaimėjimų skaičiumi susilygino su Marijampoliečiais ir dabar abi ekipos turi po 25 laimėjimus. Šios dvi komandos artimiausius varžovus Palangos Kuršius lenkia 4 pergalėmis. Antrą ilgiausią pergalių seriją fiksuoja Kauno Žalgirio dubleriai, kurie triumfavo jau 6 kartus iš eilės, o Palangos Kuršiai laimėjimais džiaugiasi pastarosiose 4 rungtynėse. Paulius Belevičius sužaidė 2 skirtingas rungtynes. Mače su Šilute jis prametė visus 8 tritaškius ir pelnė vos 4 taškus. Tačiau kovoje su Sūduva Mandinga į savo sąskaitą įsirašė 7 tritaškius ir 27 taškus. Joniškyje užfiksuota 2 pratęsimų drama pasibaigus Vilniaus Perlo pergalę prieš vietos Delikatesą. Pagrindinio mačo laiko pabaigoje Perlo gelbėtojų tapo tritaškis meigęs Augustas Marčiulionis. Per pirmąjį pratęsimą abi komandos pelnė vos po 2 taškus, o lemiamo metimo nepataikė Mantvydas Žukauskas. Galiausiai per antrąjį pratęsimą vilniečiai įrodė savo pranašumą laimėdami 7 taškais. NKL savaitės rungtynėse liepsnojo 31 tašką pelniusio ir 6 tritaškius pataikiusio Haroldas Afrikino ranka, tačiau jo atstovaujami Mažeikio realiai po kovos iki paskutinių sekundžių nusileido Sintech Jonavos ekipai, kurią tempė 27 naudingumo balus surinkęs Augustinas Jankaitis. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis kovoje su Marijampolės Sūduva Mandinga antrajame kėlinyje pirmavo 38-29. Tačiau tuomet įkrito į gilią duobę, iš kurios neišlipo iki pat rungtynių pabaigos. 26 minučių atkarpą Sūduva Mandinga laimėjo net 33 taškais, o rungtynės 24 taškų pranašumu. Klaipėdiečiai suklupo jau 5 kartą iš eilės ir stipresniųjų komandų grupėje užima paskutinę vietą.